Sveiki. Šiandien nusprendžiau pafilmuoti vlogą. Bent jau tikiuosi, kad pafilmuosiu, dar nežinau, kaip čia gausis. Nes važiuosiu į kaimuką pas močiutę. Tai galvoju, I will take you with me. Čia, nematau, ar matos. Čia yra mano posteris toks. Welcome to my crib. So yeah. Šiandien galimai važiuosim prie eglutės, gal nesu tikra prie Kauno eglutės, nes aš Kaune gyvenu. Tai galimai važiuosim prie Kauno eglutės, nes manęs atvažiuos, nes mama yra grįžus iš Kipro dabar atostogų. Tai gal nuvažiuosim prie eglutės ir pafilmuosiu biškį. Oras tai nekoks dabar yra -1, tai biškį šalta, but all good. Tera. Vale. Tera. Tera. Feeling good. Tai nevažiavom prie eglutės. Aš dabar čia esu Rūklai kol kas, nes atvažiavom pas Puskyčio daiktų surinkti. Ir tada važiuosim. Kur mes važiuosim? Nežinau. Bet anyways, kol Puzulis pareis iš buto. Ir tada važiuosim į Jonavą, susirinkti kitų žmonių ir tada važiuosim į Pepko, nes man reikia savo sūnėnui nupirkti dovanų kalėdom ir gimtadieniui. Taip jau kokiu nors žaislų važiuosiu. Jeigu išeis ir nepamiršiu, parodysiu Jonavos eglę pro šoną važiuodama. Jeigu nepamiršiu. Rulis Puskiai paėmė man tokį puodelį, tapne žiauriai kietas, man žiauriai patinka. Toks mielas. Ta prasme tragiškai atrodo, nes žmonių Pepko milijonas. Nu tikrai labai daug. Žiauriai daug. Eina stumdosi, toks, blemba, įspėsit. Tai nupirkau žaislą už mašiną kažkokią, kuri kainavo 33 eurus. Oi, bet nieko, gal tikiuosi, kad patiks ir žais. ASMR. Laukiu, kol čia žmogus išvažiuos. Nes labai žiūri. Taigi labas rytas visi. Labai daug nepafilmavau. Aš iš viso nieko kaimukai nepafilmavau. Legit laiko nebuvo. Tai dabar mes esame atvažiavę iki Ukmergės atsigerti kakavos. Tada važiuosim dar kažkur ir tada mane veš atgal į Kauną, nes rytoj turiu atsiskaitimą ar egzaminą. Nuo čia arba. You know. Tai tada bus tas egzas ar atsiskaitimas nuo čia. Nenoriu. Ir tada naują striukę pasiėmiau. Iš mamos atėmiau. Tai dabar laukiu, kol jie kakavos parneš. Atrodo, tai nelabai, tai gerai. You know? Pešia. Dar važiuosim iki Lidlo, nes man noriu to kapriso nusipirkti tą visą dėžę, kur tenai būna Lidle. Ko čia kur jau plaukus peš? Kas dar? Labai šitas šiltas ir nes prieš tai korona turėjau tokią pilką. Tokią labiau pavasarinę, bet aš šitas ir žiemą vaikštydavau, nes nutipau. Why not? Ko čia yra? Aš nesuprantu, plaukus man peša. Mano šukuosena, tai mano 3 plaukus išpeš. O čia stovi, čia šalia. Karočią atvarėm į Maksimą tam, kad pasim kakavos ir kavos. Tai po tos jau karštos padarytos. Tai va. Nežinau, ką dar čia papasakos. Legit nieko nepafilmavau.
So it's very sad, you know. Nežinau. Aš jaučiu, gal čia savaitės vlogas bus, ne diena su manim, nes jau diena buvo prasidėjus prieš 3 dienas ar 4, net prieš 3 dienas, nes pradėjau filmuoti penktadienį ar ketvirtadienį. Penktadienį. Tai dabar yra jau sekmadienis. Galimai pafilmuosiu šios savaitės. Arba pafilmuosiu dar pirmadienį, kaip į kolegiją varau. Ir tada, nežinau. Gerai, pareina. Čia man mama nupirko tą šiltą hudį, kur visi kalba ir visi turi. Ta prasme, graudus miškas. Skaitau skaidrės. Jau antras skaidrės esu atsidarius. Na, aš nesuprantu, apie ką skaitau. Nežinau, kas su mano nosim darosi, bet labas rytas. Labai paprastai apsirengiau čia treningiukas ir tiesiog paprasta diskutė. Labai tingiu šiandien puoštis. Nežinau, aš netingiu dažytis, bent jau antakius reikia nusipiešti. Kadangi buvo rytas, tai man čia buvo labai nejauku filmuoti, tai tiesiog tylėdama filmavau. O čia yra mano kolegija pasipuošus savo tokią eglutę, čia irgi beveik išvis nieko nesakiau, nes vis tiek žmonės vaikšto biškį gėda. I'm still shy on filming, you know. Tai čia norėjau biškį kolegijos parodyti, nežinau, kodėl nukritau, matyti žmogus gal atėjo. O čia aš, kolegijai, sėdžiu laukiu, kol draugė atvarės. Atvarėme atsiskaitimą ir vienu žodžiu išėjom. Tai pavarom dabar namo. Labai šalta, reikia žinoti. Sveikučiai. Grįžau namo jau porą valandų namie, nes dabar jau yra beveik 3. Buvo palauk. Alexa, what's the time now? The time is 2:20 p.m. Ai, tai net pusė 3, bet ten aš kažkur apie 2 valandas namie. Tai nuvarėm į kolegiją. Pabuvom. 30 minučių išvažiavom. Nieko, bus perlaikymas. Negaliu. Anyways, jaučiu šiandien užbaigsiu čia tą video. Nes legit nežinau, ką filmuoti. Gal kitą dieną nuvažiuosiu prie kokios, arba taip kur nors nuvažiuosiu prie kokios eglės ar dar kur nors. Ir šiaip kalėdos artėja, tai gal per kalėdų metą, kai būsiu vėl kaimukė, bent jau kažką pasistengsiu kitą kartą pafilmuoti. Šitas hudis labai šiltas. Not sponsored, bet aprašinė galite įsigyti į Pepko, kainuoja tik tai 15 €, man rods. Man mama nupirko. Ir čia su mano mėgstamiausiu veikėjų iš Winnie Pooh asiliuku šituo. Jis mano mėgstamiausias buvo, aš atsimenu, kai aš buvau maža. Aš turėjau pliušinį žaislą tą asiliuką tokį, kur uodegą nusimdavau vis. Žiauriai fainas būdavo. Tai jaučiu baigiam video čia. Galimai buvo neįdomus video, bet tikiuosi, kad jums patiko ir tiko. Jeigu norit pamatyti manęs daugiau, pasekite mano kitus tinklus, kurie bus palikti aprašyme. Jeigu jums patiko šis video, būtinai palaikinkite, pasubscribinkite ir palikite komentarą. Ačiū, kad žiūrėjote. Ate!